Jei skauda galvą, tikrai nebūtinai gerti vaistus. Yra ir kitų nežalingų būdų, kaip tą padaryti. Tai eteriniai aliejai, kurie pasižymi analgetinėmis, raminančiomis ir kraujotaką gerinančiomis savybėmis. Mano šeimos mylimukų yra pipirmėčių eterinis aliejus. Vėsina, ramina, nuima spazmus, įneša daugiau deguonies. Tai ką daryti? Tiesiog užsilašinam pipirmėčių, suaktyvinam, dedam į smilkinius, tepam sprandą, galim įsimasažuoti visą kaušą, kur skauda ir giliai pakvėpuojam. Jei skauda galvą ir migreninis skausmas, yra nuostabus mišinys M-Grain. Pastiprinti eterinių aliejų poveikį, pavyzdžiui, pipirmėtės, levanda. Ir jeigu įdėsite kopalius, kurie pastiprins kitų eterinių aliejų poveikį, nes čia karaliauja alfa-humulenas. Jei skauda galvą, pirmiausias klausimas, kiek jūs išgėrėte vandens. Tai pasipildykime skysčiais, o jei nemėgstate gerti, tai puikus būdas tą padaryti su eteriniais aliejais. Pavyzdžiui, pipirmėčių įsilašinus į vandenuką 1 lašelio pakaks. Jūs pamatysite, kaip pasijusite iš karto geriau ir suvartosite daugiau skysčių. O jei norite recepto iš pradinio rinkinio, būtinai rašyk, komentuok, atsiųsi.